Jei tau patinka ištekėjusi moteris, arba tu jau su ja susitikinėjai, būtinai pažiūrėk šitą video. Pirmas scenarius – santykiai su ištekėjusi. Tai abipusis stiprus potraukis ir tikras suderinamumas. Jūs traukia vienas prie kito, ne iš geismo ir nuobodulio, o iš tikro suderinamumo, visais lygmenimis. Tarp jūsų yra gilus emocinis ir intelektinis ryšys. Ir tu greitai supranti, kad jūs labiau tinkat vienas kitam nei jūsų dabartiniai partneriai. Ir tai ko gero pats sudėtingiausias scenarijus, nes tai gali būti tiesa. Tu visada manei, kad lysti į svetimus santykius tai purvas. Tu niekada neplanavai miegoti su ištekėjusia moterimi. Jūs tiesiog atsitiktinai susikirtote darbe ar bendroje kompanijoje ir pastebėjai, kad suprantate vienas kitą iš pusės žodžių. Jūs turite tokį patį humorą, vienodai žiūrite į gyvenimą, į žmonės. Atsisėdate išgerti kavos 15 minučių, o praeina 3 valandos ir jums maža. Jūs traukia vienas prie kito, bet tai ne gyvuliškas geismas, kai norisi vienas kitą įsitempti į lovą ir kitą rytą pamiršti. Tai greičiau poreikis būti šalia. Tu galvoji, plemba, jei mes su jie būtume susitikę prieš 5 ar 10 metų, tai būtume kalnus nuvertę ir sukūrę idealią sąjungą. Bet kokie protingi argumentai, kad tai svetima žmona, kad tai nuodėmė, kad negalima griauti šeimos, skamba kaip tuščias garsas. Nes tu matai realybę. Tai tavo žmogus, kuris dėl kažkokios ten kvailos likimo klaidos atsidūrė svetimoje lovoje. Reikalas tas, kad kai vyras eina, tarkim, pas prostitutę, ten ar nukabina mergą klube, ar prispaudžia sekretorę darbo baliui prie sienos, jis puikiai suvokia, kad elgiasi kaip ožys. Jį tiesiog valdo fiziologija. O kai sutinki ištekėjusią moterį, su kuria vienodai mąstote ir gebate idealiai uždaryti vienas kito poreikius, tu nebesuvoki jūsų bendravimo kaip išdavystės. Pradedi manyti, kad jūsų santuokos buvo sudarytos iš kvailumo, iš jaunystės klaidų ar dėl atsitiktinumo. Tu nesijauti vagimi, kuris ten lenda į svetimus namus. Tu jautiesi žmogumi, kuris atsijama tai, kas jam priklauso. Dėl to tu galvoji, taip, išduoti blogai. Aš visada buvau prieš išdavystės. Bet čia išskirtinis atvejis. Smegenys tau sako, jei tu dabar pasitrauksi dėl kokių nors moralinių principų, tai savanoriškai atsisakysi geriausio, kas galėjo nutikti tavo gyvenime. Abu liksit blankiuose santykiuose ir būsit nelaimingi. Aš nežinau ne vienos istorijos, kada vyras pradėtų romaną su ištekėjusi ir jiems viskas susiklostytų gerai. Ir visiškai nesvarbu, koks ten pas ją vyras. Tegul jis būna alkoholikas, bedarbis, ar jie 3 metus miega atskiruose lovose. Mechanika nuo to niekiek nesikeičia. Jei tau tikrai atrodo, kad ši moteris tau tinka tiesiog idealiai, tai vienintelis teisingas sprendimas yra visiškai nutraukti su ja kontaktą, iki tol, kol ji taps laisva. Aš žinau kelis atvejus, kai draugavo 2 vyrai, vienas turėjo žmoną ir jo draugui ji labai patiko. Taip susiklosti. Bet jis nieko su tuo nedarė. Nelindo į šeimą, neflirtavo. Ten varydavo nuo savęs tas visas mintis ir tiesiog laikėsi atstumą. Po 4 metų vyras žūsta ir jo draugas po kurio laiko pradeda susitikinėti su jo žmona. Tai yra našlė. Galiausiai jiems viskas susiklosto, normalų santykiai. Bet aš absoliučiai įsitikinęs, jei jis būtų įlindęs į svetimą santuoką ir pradėjęs sukti reikalus už draugo nugaros, jokios ateities jie nebūtų turėję. Nes pamatai nuo pat pradžių yra supuvę. Todėl, jei tu iš tikrųjų jautriai žiūri į moterį, jei tikrai matai joje vertę, vienintelis adekvatus variantas yra pasitikėti atsitiktinumo valia. Jei jūs turite būti kartu, jei tai ne laikinas proto aptemimas, jūs susieisit po metų 5 ar 10. Bet dabar apie tai geriau negalvoti. Galbūt po pusės metų staiga suprasi, kad jūsų idealus suderinamumas buvo tiesiog emocinis blyksnis ir tiek. Bet dėl vieno aš esu tikras. Pradėti santykius su ištekėjusi, kol ji dar yra santuokoje, visada baigėsi blogai ir liūdnu finalu. Jei miegi su ištekėjusia, tu paverti potencialiai švarius gražius santykius, kurie kada nors galėjo būti, į purviną intrigą. Yra tik 2 scenarijai. Pirmas, kai tu su ja miegi, o ji blaškosi tarp tavęs ir vyro.
Meluoja jam, meluoja sau, meluoja tau. Po pusės metų grįžta atgal pas vyrą. Arba jūs bandote sukurti santykius, o pamatai iš anksto yra šudini. Antras - tai teisingas scenarijus. Tu pasitrauki į šalį ir niekaip nebandai jos paveikti. Ir jokių būdų nereikia jos skatinti palikti vyrą. Aš suprantu, kad dabar tave labai stipriai traukia. Bet stenkis dažniau savo kartoti. Jei dabar lysiu prie jos, arba ten tęsiu susitikimus, sunaikinsiu teigiamo ateities scenarijaus perspektyvą. Kiekvieną kartą, kai tave traukia jai parašyti, sakyk savo: aš to nedarysiu. Mano neveiksmingumas, mano distancija - geriausia investicija į mūsų galimą ateitį. Antras scenarijus ištekėjusi, kai ji pati su tavimi stipriai flirtuoja. Ten ieško progos pasimatyti, kabinėjasi, meta užuominas. Na, apskritai duoda tam tikrus signalus, tipo, aš pasiruošusi, imk mane. Bet adekvati moteris taip savaime nedarys. Net jei susiklostė taip, kad pagal visumą faktorių tu jai patikai, normali mergina stengsis užblokuoti savyje tą jausmą. Tai bazinė normalaus žmogaus reakcija. Jei nuolat su ja kontaktuojate, galbūt pagal kokius nors menkučius mikrosignalus galėsi suprasti, kad galbūt aš jai patikau. Ir tu vis tiek turėsi abejonių. Tai atrodys taip, lyg jums tiesiog patinka bendrauti ir viskas. Bet jei ištekėjusi pana su tavimi štai taip atvirai flirtuoja, bėk. Tu jai ne pirmas. Ką ji bekalbėtų? Ir ne paskutinis. Štai kas jai leidžia taip atvirai elgtis su tavimi. Rimtų ketinimų nebuvimas. Jokio jaudulio tau nėra, tu nesi unikalus. Tavo vietoje galėjo būti bet kuris kitas. Tai yra aiškiai išlepusi moteris, kuri tiesiog nori gauti šiek tiek emocijų. Greičiausiai ji vyro, tarp kitko, nepaliks. O kai vyras ją galiausiai pagaus, visas pretenzijas jį permes ant ko? Teisingai ant tavęs. Žinai kodėl? Nes ji nori likti su tuo vyru. Vyras jai yra maitinimo bazė. Jei būtų norėjusi nuo jo išeiti, jau senai būtų tai padarius. Todėl, kai jūs pagaus, visą kaltę suvers ant tavęs, o vyras ją tame palaikys. Juk jis nori toliau ją mylėti, labai nori jai atleisti. Jis tiesiog fiziškai negali patikėti, kad tai ji tave suviliojo. Todėl šeimos griovėjų būsi tu, net jei tai nebus tiesa. Na, o toliau prasidės problemos, nuo turto gadinimo ir kitokių grėsmių. Jei ištekėjusi moteris, gyvam vyrui esant, kabinasi tau ant pečių, ant kaklo, tas žmogus yra be stabdžių, turėk tai omeny. Šiandien ji išduoda jį, o rytoj ji išduoda tave. Aš suprantu, kad tuo tikėti nesinori. Galvoju, juk mano atvejis tai išskirtinis. Ne išskirtinis, suprask, tai asmenybės struktūra. Pačios niekšiškiausios ištekėjusios moteris, tos, kurios tave provokuoja, bet pačios jokių aktyvių veiksmų nesiema. Kad formaliai nuo jos būtų nieko dėtos. Ji daro viską, kad tau patiktų. Gali net pasilenkti su iškirpte, atsistoti į kokią nors pozą. Ji nori to, kad tu padarytum pirmą žingsnį, veiksmą. O po to pasakys: oi, tu ką? Aš juk ištekėjusi. Bet tu jauti per odą savo, tu jauti, kad tai skamba ne kaip atsisakymas. Tai skamba kaip prašymas būti atkaklesniam, parodyti dar daugiau iniciatyvos. Ji vaizduoja nekaltą avelę, kad tu visą atsakomybę prisimtum savo. Dažnai ištekėjusios moteris su svetimu vyru miega, o paskui jam sako, kad oi, tai juk neteisinga, bet aš be tavęs niekaip negaliu. Tai ir norisi jai pasakyti, tai klausyk, tu apsispręsk. Arba būk ištikima žmona, arba neverkšlenk. Paprastai taip elgiasi moteris, kurios mėgsta dramą. Tai atskiras moterų tipas. Jos dievina meilės trikampius ir mėgaujasi tomis sielos kančiomis. O vyrai labai mėgsta jomis tikėti. Aga, tai čia ji man tai sakė, kad jai labai gėda, labai. O paskui, ji vėl su juo miega. Apskritai, ar gali ištekėjusi moteris jausti tau jausmus? Taip. Bet kuo ta moteris padoresnė, tuo mažiau šansų, kad tu apie tai sužinosi. Įsivaizduok situaciją. Susitinka vedęs vyras ir ištekėjusi moteris. Tarp jų neįtikėtinas suderinamumas. Juos beprotiškai traukia vienas prie kito. Tai tas pats
100% mečas. Bet jei jie abu tikrai padorų žmonės, jie nesusieis niekada. Kodėl? Nes nei vienas iš jų nepriims atsakomybės už tą pirmą žingsnį. Niekas nepradės čia trumpinti distancijos ar lysti bučiuotis. Juk darydamas tai tu greuni ne tik savo gyvenimą, ne tik savo šeimą. Tu savo rankomis greuni ir kito žmogaus likimą. Todėl jie tiesiog pasižiūrės vienas kitam į akis. Ir abudu viską supras. Jie supranta, kad jis patinka jai, kad ji patinka jam. Abu žino, kad tai yra abipusiška. Jiems net nereikia to ištarti garsiai. Visa tai tiesiog kabo ore. Bet nei vienas neperžengs tos ribos. Nes jie protingi žmonės. Noriu pasidalinti su tavo žiūrovais asmeninę istoriją apie santykius su ištekėjusia moterimi. Svarbu suprasti kontekstą. Ji turėjo viską. Finansiškai buvo pilnai aprūpinta. Namai yra, automobilis yra, vaikai yra. Tačiau mūsų pažinties metu ji su savo vyru negyveno. Ji turėjo savo butą, kurį jai nupirko tas pats vyras. Aš už ją buvau jaunesnis ir kas man pasirodė keista nuo pat pradžių, kad ji niekaip nebandė slėpti mūsų su ja romano. Ji atvirų tekstų pasakojo apie tai savo draugiam. Ir kai vyras jos tiesiai paklausė, ką susiradai savo naują berną, ji jam atsakė, tai ne tavo reikalas. Savo elgesį įgrindė tuom, kad jeigu vyras gali taip elgtis, tai ir ji gali. Kai aš jos užklausiau apie ištikimybę ir ar tai nepasikartos su manimi, ji man atsakė daugmaž taip. Jei man komfortiška būti su kitu žmogumi, jeigu aš jaučiu, kad tai mano žmogus, jeigu aš jaučiu, kad esu geidžiama, mylima, tai esu ištikima kaip Hachiko. Kas matėt filmą? Antra mūsų bendravimo savaitė prasidėjo planavimai iš jos pusės apie skyrybas su vyru ir pilnaverčius naujus santykius su manimi. Blogiausia tai, kad mūsų santykių aš savo niekaip nebandžiau paaiškinti. Aš tiesiog gyvenau tam momente ir mėgaujusi tarpusavio aistra. Ką aš čia galiu pasakyti? Turtingas, nusistovėjęs vyras išsirenka savo gražią sultingą mergą, kad kaip reikiant galėtų nuo jos pakaifuoti. O jinai, kodėl ji pasirinko? Babkės, galimybės, komfortas ir patogumai. Ir jinai buvo su juo. Toliau jos išvaizda jam tiesiog nusibosta ir jis nueina į kairę. Bet kadangi ji nuo pat pradžių jokios ištikimybės jame ir neieškojo, ji to ir nesitikėjo. Jos gyvenimas vis dar komfortiškas. Kietatačkiai yra, atostogos yra, Dolce Gabbana yra, viskas okei. Jei jo neištikimybė tai nėra jokia drama, tai ne prioritetas. Ji pagalvoja, nu tu taip su manim elgiesi, asilė, tai ir aš tuo pačiu tavo atsilyginsiu. Ir atitinkamai nuėjo į kairę. Kodėl ji tą daro taip užtikrintai? Tai todėl, kad ji ištekėjus. Ji gali pretenduoti į dalį turtų. Ir nieko jis jai padaryti negalės. Prognozė. Jie ir toliau gyvens taip, kaip gyveno. Ir išsiskirs jie tik tai vienu vieninteliu atveju. Jeigu atsiras dar viena jaunesnė, gražesnė merga, kuri jo kamulius suims, stipriai suverš, suspaus maksimaliai ir privers jį susituokti. Ir tik tokiu atveju jis bus pasiruošęs taikyti su turto praradimais, kad po to ten jai alimentus mokėt, NT pardavinėt. Jeigu to nebus, tai jie lygiai taip pat toliau kartu pragyvens ir 5, ir 10, ir 15 metų kartu. Sveiki visi, noriu pasidalinti savo santykių istoriją su žiūrovais, kad žmonės suprastų, jog ištekėjusios moteris kartais būna įkalintos slogiuose santykiuose ir ne visos išdavystės yra būtinai neigiamos. Agatai, įdomi tavo nuomonė apie situaciją ir patarimas nepakenktų. Aš įsidarbinau anglų kalbos mokytojų privačiam darželyje. Ten susipažinau su mergina, ji už mane vyresnė 7 metais, man 32, jai 39. Ji ištekėjusi jau apie 20 metų, turi 15 metų dukrelę. Aš ją įsimylėjau, pradėjau rodyti jai dėmesį. Ne viską iš karto, bet po truputį daviau jai suprasti, kad ji man patinka. Ji palaipsniui man atsivėrė, mes pradėjom vis daugiau bendrauti, taip žingsnis po žingsnio, aš ją irgi sužavėjau, mes labai vienas kitam patikom. Ir viskas priėjo prie to, kad mes su ja permiegojom. Ir po to mūsų santykiai įgijo pagreitį, mūsų bendravimas perėjo į visiškai kitą lygį.
Šeimoje ji nelaiminga, jaučiasi įkalinta. Vyras netenkina jos nei savo emociniu intelektu, nei seksualinėme lygmenyje, nei bendrajame apskritai. Jie niekur kartu nevaikšto, nieko neveikia. Ji nieko nemato ir net bijo kažko užsinorėti, nes žino, kad tikrai to negaus. Tuo tarpu aš duodu jai visą tai, ko vyras jai duoti negali. Visa tai tęsiasi jau apie 2 metus. Paskutinius pusę metus. Aš aktyviai bandau jai prapičinti idėją, kad jau seniai laikas skirti su vyru. Nesuprantu, ką ji iki šiol su juo veikia. Juk esu aš, kuris priema ir ją, ir jos dukrą. Mano tikslas - padaryti jas abi laimingas, bet kol kas palikti vyro ji nepasiryžta. Esu pasimetęs, nežinau kaip ją įtikinti, kad su vyru pas juos jau viskas baigta, juk aš dėl jos padariau labai daug. Wow. Draugelį, į kokią gilę ir tamsią skylę tu papuoliai. Žiūrėk. Davai mes ją patikėsim, ane? Vyras ne kažką. Bazinių jos poreikių neišpildo. Tu duodi daugiau. Duodi daug daugiau. Bet tokiu atveju, jeigu kiekviena ištekėjusi moteris arba kiekvienas vedęs vyras vadovautųsi šitą logiką, kad kažkur tenai sutinka pasiūlyti geriau, daug geriau, išsiskirtų visi, absoliučiai visi. Va kame reikalas, supranti? Todėl aš manau, kad čia ne argumentas, kad tu elgiesi su ja gražiau, nei elgiasi vyras. Ištekėjai, tai padaryk viską, kad jūsų santykiai pavyktų. Net jeigu jie tavęs 100% netenkina. Tai vienas dalykas. Antras dalykas - 2 metai. 2 metus jūs su ja jau matote, susitikinėjat. Vertinant tavo pasakojimą, tai turbūt ir miegat. 2 metus ji meluoja jam, 2 metus ji ant pavadėlio laiko tave ir perskaičius tavo žodžius, ji net neplanuoja savo vyro palikti, va kas įdomiausia. Ką mums tai sako apie ją? Tai, kad ją viskas tenkina. Jai patinka ant 2 kėdžių sėdėti, supranti? Ir greičiausiai ji tau sako, kad su savo vyru jinai nesimyli. Jo? 2 metus. Vat nei karto, ne? Ir vyro jokių klausimų nekyla. Ir jis ne karto neužsimanė, ne? Tiki tuo? Tiki? Tugi tiesiog įsimylėjai. Kodėl tu ją pasirinkai? Vat kažkur yra panelė, kuri iš tikro nori šeimos. Ji nori sutikti va tokį kaip tu, ji nori sutikti tave, supranti? Kad tu ją padarytum laimingą. Tiksliau, apie tai ji tikėtina net negalvoja. Ji pasiruošus tave padaryti laimingą už tai. Ir ji yra viena, supranti? Tu sakai, ne, šito man nereikia, ne, ačiū. Šitų variantų aš neieškau. Ištekėjusios man reikia ir dar su vaiku. O ką jinai vertina? Ką ji gerbė? Tave? Išeina, kad ne. Vyrą? Akivaizdu, kad irgi ne. Jai tiesiog patinka kaifas. Smagiai gyvenasi ir viskas. Žinai, koks realus scenarijus yra tavo istorijos? Pradžiai ji pajautė su tavim stiprų potraukį, kada ten tu pradėjai rodyti jai dėmesį, bet vėliau, tugi įsimylėjęs, aš tai matau net per tavo laišką. Reikšmingumo balansas pradėjo šiek tiek mažėti. Ir ji tokia, net nežinau, ar išėjai dabar ar ne. Ir prasidėjo ta tirada kažkokių durnų atmazų, vat ir viskas. Jokios didelės meilės šitoj istorijai nėra. Ir ji negali pasibaigti pozityviai. Jeigu jai su vyru būtų buvę taip jau blogai, ji jau seniausiai būtų jį palikusi. Mes ten galim ją pateisinti. Anksčiau jai buvo baisu išeiti niekur. Ne į niekur. Tu 2 metus įrodinėjai jai, kad ji gali išeiti pas tave. Ir ką, ji išėjo? Neišėjo. Kodėl? O todėl, kad jai ir taip gerai. Todėl, kad kaifo gauna pakankamai. Aš žinau, kad tu manim vis tiek nepatikėsi. Tuo neįmanoma patikėti iki galo. Aš matau iš tavo laiško. Neįmanoma. Bet anksčiau ir vėliau tu viską suprasi. Pats savo akimis pamatysi. Jeigu tu nuspręsi nutraukti santykius su ja, va dabar,
tu pamatysi, kad su 90% tikimybė ji pradės nagais į tave kabintis. Ji pasakys, nu gerai, viskas, aš skiriuosi, viskas su vyru, jo. Palauk, o tai ką, man reikia tave iš ten traukti ar kaip? Kaip čia gaunas? Žinai, kodėl ji pradės tą daryti? Kad grąžint tave prie kuolo atgal, kad nesimuistytum per daug. Patem šiek tiek už pavadėlio. Ir tu grįši pas ją atgal, visas išsišiepęs ir ji tokia, nu, tik ne šią savaitę, šią savaitę niekaip, sunki savaitė, žodžiu, ir pas mane ten, ir pas vyrą. Aišku, suprasta. Aš padariau savo griežtas išvadas, kad su vedusiam daugiau niekada nieko bendro neturėsiu. Nu va, bent vienas. Su mergina susipažinom užsienyje, meniškoje aplinkoje, bendruomeniai. Ten ir sužinojau apie tai, kad ji jau turi vyrą. Jos santykiai su vyru yra ne visai standartiški. Jie susipažino Lietuvoje, kai jai buvo 12 metų, jam 18. Kai jai suėjo 18, jie susituokė, bet kartu negyveno. Ji išvažiavo į užsienį mokytis. Jis kartą per pusę metų atvažiuodavo jos lankyti. Ir kaip ji pati sakė, kiekvienas jos atvažiavimas pasibaigdavo emociniu ir fiziniu smurtu. Taip pat, jie turėjo didelių problemų šeimoje jau nuo vaikystės. Visa tai susidėjo į vieną didelę tragišką istoriją. Man nuoširdžiai pasidarė labai jos gaila ir aš nusprendžiau jai padėti, be jokios seksualinės potekstės. Dabar jau suprantu, kad mano pagalba ten buvo visiškai nekorektiška ir jos auklėjimas irgi buvo ne visai korektiškas. Po mano įsikišimo ji pradėjo rodyti dėmesį man, bet man sąžinė tiesiog neleido su ja nieko toliau daryti. Aš nusprendžiau aptarti šitą momentą su šeima, kur gavau tokių minčių, kad mergina visgi turėjo sunkią vaikystę ir galbūt yra prasmės jai padėti. Draugai iš viso sakė, kad jei ne aš, tai kažkas kitas tikrai jai iš tų santykių ištrauks. Na ir taip aš įsipaišiau į tą avantiūrą, kuri truko apie pusę metų. Slėpti mūsų santykius jai nebuvo sunku. Jai užteko tiesiog pakalbėti su juo per telefoną, kol jis buvo Lietuvoje. Bet kas buvo nemaloniausia, tai kada po mūsų sekso ji tiesiog galėjo parašyti jam aš myliu tave. Žinoma, man kėlė tai daug nemalonių jausmų. Aš po to bandydavau atitolti, išeiti, bet ji pradėdavo isterikuoti, maldauti, kad aš jas nepalikčiau, kad būčiau su ja. Ir visa tai traukė mane atgal. Ir aišku, kad per pusę metų aš spėjau prie jos prisirišti. Kada atėjo diena X ir vyras atvyko jos aplankyti, ji visiškai ramiai sugebėjo su juo išsiskirti. Taip ir prasidėjo mūsų tarpusavio santykiai, kurie truko 4 metus. Mažas disclaimeris, viskas pasibaigė itin blogai ir sudėtingai. Gerbkit ir saugokit save. Ačiū. Ačiū tau. Prisimink, jeigu tu sutinki merginą, kurios vaikinas yra abuzeris arba vyras tironas, kuris ją kontroliuoja, įvedinėja draudimus, neadekvačiai reaguoja, kelia balsą, o ji visa tokia gerutė susigūžus, tau jos gaila. Tu parodai jai šiek tiek švelnumo, rūpesčio ir ji visa tokia pražįsta. Oi, kaip senai mano gyvenime tai buvo. Kaip mažai man reikia, kad aš būčiau laiminga. Ką tu nori padaryti? Tu nori ją išgelbėt kaip supermenas. O jeigu ji dar ir simpatiška, tai viskas. Tu būtinai pasijungsi šitą bendravimą santykį. Ir kažkada jūs su jie būtinai susijeisit. Bet, svarbiausia, kas bus po to? Problema tame, kad santykių scenarijus su tokia panelė yra nuspėjamas. Iš pradžių jį renkasi abuzerį. Tokia. Po abuzerio kas? Užsikast. Gelbėtojas. Turiu omeny tave. Va tu pradėjai ją gelbėti, ne? Tai labai netgi į temą. Jo, tai ko reikėjo. Bet kas vyksta toliau? Jeigu jūs su ja susijeisit, praeis metai, tu ją išgelbėjai, tu išpildai savo funkciją, viskas, tu jai nafik daugiau nebereikalingas. Ir po kiek laiko kas bus? Reikia susirasti naują tironą ir despotą. Kas bus po to? Ji bandys su juo kurti santykius, kankinsis, ojojoj, kaip sunku mergytei bus, kaip gaila. Ir ji susiras naują berną, kuris pasirašys ją gelbėti. Kas bus po to? Ir vėl gelbėtojas. Ir viskas. Ir va, visą gyvenimą ji taip gyvens. Kažkas dabar pasakys, kad yra moterų, iš kurių iš tikrųjų vyrai tyčiojasi, ten psichologiškai traumuoja. Taip yra. Bet jos neieškos kažko pašonėje, kad ten jas kažkas išgelbėtų.
neieškos, jokių būdų. Užbaigia dabartinius santykius, praeina kažkiek tai laiko ir tik paskui galimai jį sutinka tave. Tik taip ir niekaip daugiau. 9 mėnesius truko mano romantiniai santykiai su ištekėjusia moterim. Man tram 2, jai tram 8. Kiek žinau, vyras porą metų už ją vyresnis. Galvau, kad jie eina į kairę, todėl kad jos vyras turi problemų su sveikata. Bet kaip paaiškėjo, jai tiesiog neužteko dėmesio. Vyras jai neskyrė to dėmesio, nebuvo suinteresuotas, kaip jai sekasi ir taip toliau. Plius, kai ji grįždavo vėlai namo, jis nesidomėjo nei kur ji buvo, nei ką veikė. Tokios buvo jos išdavystės priežastys. Mūsų bendravimas pasibaigė tuo momentu, kai aš sužinau, kad apart manęs ir vyro yra dar kitų tipų. Absoliučiai visos ištekėjusios moteris, kurios eina į kairę, sako, kad jų santykiai su vyru yra šudini. Kad jie jos netenkina. Nu, aš neišdavikė, aš nespecialiai, aš šiaip ištikima. Nu, bet čia toks šūdas kažkoks įvyko, štai čia va. Ir todėl aš einu į kairę. O dabar dėmesio. Nors vienas iš jūsų matė išdavikę, kuri savo Jonui pasakytų, oi, vyras rūpestingas, ištikimas, mylintis, stengiasi labai dėl manęs, va. Bet, aš tiesiog jo nenoriu. Ir dėl to aš jį išduodu. Bent vieną tokią moterį jūs matėt? Ne. Negirdėjot, nematėt. O kodėl? O todėl, kad jos meluoja. Jeigu tu miegi su ištekėjusia moterim, tu esi dezinformuotas. Iš vyro padarė kažkokią baidyklę. Ir jeigu tu ne kažkokią atskirą žinutę pamatytum, kurį tau čia parodė, kad jis man tai parašė. O gal jie kokią tau, nežinau, istoriją tau piktą papasakojo apie jį. Jeigu tu asmeniškai su juo susipažintum, susėstumėt vienas prieš kitą, ten aliuko atsidarytumėt, pasipirtintumėt ir tu pagalvotum, blemba, normalus bičas, vyras. Va kaip tai atrodytų. Aš pats pravedžiau nuo arti 50 konsultacijų, kur vyrui išdavė žmona. Ir jie viską dėl jos darė. Ašgi kalbuosi su žmogumi, aš galiu jo adekvatumą patikrinti. Jis pasakoja faktus, ką jis dėl jos darė. Bet visos konsultacijos, kada pas mane ateidavo vyras ir sakydavo, Agatai, pas mane santykiai su ištekėjusia moterimi. Tiesiog vyras pas ją ten neadekvatus žmogus, ten toksai, tai. Visi iki vieno man šitą pasakoja. Pas visas išdavikės vyrai neadekvatus. Tai melas konkretus. Nesueina kažkodėl A su B. Nelimpa ir viskas, jo. Tiesa? Bet kokia moteris. Net jeigu jis susitikinė su visišku ten asilu, debilu, vyras pas ją, atvirai tariant, kaušas visiškas. Nors kokiu metu jis pavirto kaušu. Tai irgi svarbu suprasti. Iki galo man neaišku. Jeigu vestuvinį albumą dabar atsidarytume, ten lyg ir kaušų jis dar nebuvo. Ir lyg ji tenais jį mylėjo kažkaip. O toliau, kas toliau vyko? Jis išduoda ją ar ne? Tai pirmas klausimas, kurį galima užduoti išdavikiai. Jis tave išdavinėjo? Taip gali būti, kad jis kažkur galbūt nelabai korektiškai reaguoja, sakykim. Galbūt kažkur per grubus. Galbūt ten kartais būna sunku. Gal per daug skundžiasi. Jis tave išdavė? Jis eina į kairę? Neišdavė. O tu jį išduodi. Ir kas iš jūsų čia daro šunybę? Tu tiesiog ieškai preteksto. Žodžiu, yra labai, labai mažas, toks mikroskopinis procentas atvejų, kur iš tikrųjų, moteris, plius minus kaip ir sukalbama, kaip ir sukalbamesnė už savo vyrą, o vyras iš tikrųjų, biški, čiū tenai, žinot, stogas nuvažiavo ir pradėjo eiti iš proto, taip irgi būna. Bet tai yra rečiausias, ekskliuzyvinis atvejis, bet taip irgi būna. Bet. Jeigu ji eina į kairę, vietoj to, kad su juo tiesiog išsiskirtų, visų pirma, ji elgiasi tikrai negeriau negu jis, o blogiau. Tai pirmas momentas. Antra, ji tikrai turi savyje defektų. Mes kaip 100%, kaip etaloną ima moterį, kuri prie bet kokių sąlygų ir aplinkybių niekada neišduos savo vyro. Jeigu išdavė, reiškia su ja jau
nu kažkas ne iki galo gerai. Ir tai labai jau svarbu pagaliau suprasti. Klausimas tik tame, kaip stipriai ji išputė tas problemas, kurias ji turi santykiuose. Daugeliu atveju tai tiesiog kažkoks kaprizas. Daugeliu atveju, žinot koks scenarius? Moteris pati atšala savo vyrui, pati jo nenori, pati nustoja rodyti jam meilės ženklus, niekaip nesirūpina, nevysto santykių ir juos palieka pūti savaime. Na, o vyro kaip atsakominė reakcija. Pas jį, viskas daugmaž taip pat. Ir santykiai po truputį pradeda degraduoti. Tiesiog jis jos neišduoda, o jį išduoda. Bet jei mergina skundžiasi, kad mano vyras to nedaro, gėlytės nepadovanojo, kažkaip ten kaip sekasi nepaklausė, dėmesio neparodė, mano gyvenimu nesidomi. Okei, paklausk, klausyk, o tavo dėmesys jo gyvenime didelis ar ne? Kad tu jam kažką duotum. Tugi sakai, aš mažai vartoju, tai čia okei, o tu jam kažką atiduodi. Tu bent metus, bandai paimti ir pasakyti, aš metus laiko darysiu taip, kad tau, mano vyrė, būtų kaifas su manim. Būtent tau, dabar, imsiuos, pradėsiu daryti. Taip tu man nieko neduodi, bet užtat tau viskas bus gerai. Tu padarei tai? Ničnieko tu nepadarei, ničnieko. Nebuvo jokio bandymo atstatyti santykius. Buvo bandymas tik tai pareikalauti. Tai viskas, kas buvo. Ar buvo pas mane santykiai su ištekėjusia mergina? Ne, bet vienas epizodas, kada mergina turėjo vaikiną. Mergina simpatiška, iškalbinga, bendrauti su ja buvo įdomu. Aš tuo metu santykių jokių neturėjau. Ir aš supratau, aš taip pajutau, kad ji kažkur vietomis pradeda šiek tiek su manim flirtuoti. Ir grinai keletą dienų man realiai kirto per galvą. Aš pradėjau galvoti, kad blembat, nengi vaikinas, reiškia negalima, labai stipriai norisi. Apie ką verta pagalvoti tokiu metu? Ašgi suprantu, kad tai neteisingas veiksmas. Ir aš pradėjau savo kažkaip šitą momentą racionalizuoti. Pirma, ką aš prisimenu, pats faktas, kad ji yra užimta, labai būstina tavo susidomėjimu. Tai reiškia, kad jeigu prie kitų aplinkybių tai būtų tiesiog svaipas telefone, tai viso šito interesų ir nebūtų. Tai pirma, ką svarbu suprasti. O svarbiausia, tai po ko mane iš tiesų atleisdavo, tai kada aš jau išsiaiškinau apie ją tam tikros informacijos ir patirties bendravime aš jau tuo metu kažkokios turėjau, aš pradėjau galvoti, o ko ji tikisi iš manęs gauti, ko ji ieško, ko ji nori. Ir staiga aš suvokiau, kad jeigu mano vietoje, ant tos pačios kėdės, su tokiais pat ūsais būtų kitas žmogus, tiesiog, kad bent biškį panašus, ji lygiai taip pat su juo flirtuotų. Tai yra tikroji tiesa. Ir šitą mintį galima pritaikyti bet kokiai merginai, kuri turi vaikiną ar vyrą ir kuri jį išdavė. Jeigu būtų kažkoks čiūvas tiesiog bent kažkiek panašus į tave, ji ir jam būtų davus, supranti? O toliau aš visą tai vizualizuoju. Įsivaizduoju save miegamajam. Ant lovos kampo sėdžiu ir žiūriu, kaip merga, kuri turi vaikiną, pradeda čia ir dabar prie mano akių su juo laižytis. O aš stebiu visą tai iš šono, kaip, kas ten vyksta. Kokia pirma tavo mintis? Kaip tu jos elgesį įvertinsi? Tu jausi ją užuojautą, tu pradėsi ją ginti kažkaip. Tu pasakysi jos vyrui ir ten dar kažkam, kad, čia tiesiog jos vyras blogai su ja elgesi. Ne. Tu pasakysi, tai tu esi paleistuvautoja. Ar ten dar kokį įdomesnį žodį pavartosi. Jeigu tu pamatytum ją su kitu, kaip ji dabar, čia ir dabar tą daro, kai tik tu įsivaizduoji šitą vaizdą, viskas. Visa romantizacija, visos istorijos tragiškumas, jis iš karto ištirpsta vietoje, jo jau nėra. Romantizacija yra ten, kur tu tiki, naiviai, kaip vaikas, kaip durnavotas paauglys. Savo unikalumu, ten jį su manim, jį tik dėl manęs. Vaiką tu tiki. Kada jis su nieko daugiau šitoj planetoj to nepadarytų, ką padarė su tavimi. Padarytų. Su kas 30 vyrų jį būtent tai ir padarytų. Ir kai tik tai tu tą suvoksi, tai tave iš karto atleidžia. Ir viskas. Geros dienos.